Jeruzalės Izraelio, kur šiandien čia pirmąjį ketvirtfinalio mačą, pirmąją tarpusavio dvikovą žaidžia Vilniaus Lietuvos Rytas ir vietos Jeruzalės Hapoel komandos. Taigi dvi ekipos, iš kurių po savaitės toliau kovą dėl ULEP taurės tęs tik tai viena ekipa. Šios serijos laimėtojai atitenka kelialapis į pusfinalį ir šiandien pirmoji dvikova, atsakomasis mačas kovo 9 dieną, lygiai po savaitės, beveik tuo pačiu laiku, 18:30 Vilniuje. Taigi šiandienos rungtynės galima vadinti savotišku pirmuoju kėliniu šioje dvikovoje tarp Vilniaus ir Jeruzalės komandų. Ir startiniai abiejų komandų penketukai. Visų pirma, aikštės šeimininkai, Jeruzalės Hapoel komandos krepšininkai. Ido Kozikaro, 4 numeris, 5 Vilis Solomonas, 7 Doronas Šeferis, 12 Tundži Avodžobi ir 21 Kelly McCarthy. Ir Vilniaus Lietuvos Ryto komandos starto penketas, 8 numeris Ramūnas Šiškauskas, 12 Dikiai Simkinsas, 13 Simas Jasaitis, 14 Aronas Lukasas, 15 Robertas Jeftokas. Ant atsarginių žaidėjų suolelio dar Mindaugas Lukauskis, Steponas Bobrauskas, Tomas Delininkaitis, Andrius Šležas, Povilas Čiukinas, Saulius Kuzminskas bei Milanas Golevičius. Vyriausiasis komandos treneris Kęstutis Kemzūra, jo asistentas Robertas Kunsaitis. Ir štai dabar jau po truputį įsiaudrinantis Jeruzalės komandos krepšinio fanai sveikina Jeruzalės Hapoel ekipą. Na, kol kas daug tuščių vietų šioje Malcha arenoje, tačiau tai neturėtų stebinti. Tai yra tradicija, kaip pasakojo šios komandos atstovai. Paprastai žiūrovai į rungtynes renkasi šiek tiek vėluodami, tai yra laikoma matyti gero tono požymių ir paprastai visi žiūrovai užpildo jiems skirtas vietas jau tik tai gerokai prasidėjusią pirmajam kėliniui. Ir štai dabar jau ir Jeruzalės komandos žaidėjų dvyliktukas. Na, daug prognozių, daug visokiausių svarstymų prieš šią dvikovą. Esminiai turbūt skirtumai palyginus su aštuntfinaliu yra tai, jog šiandien Vilniaus komandai tenka susitikti su visiškai kitokio braižo komanda, negu jie žaidė aštuntfinalio varžybose, kuomet jiems teko rungtyniauti su Bulgarijos Sofijos Lukoil Academy klubu. Šiandien varžovų gretose nėra jau tokių aukštaūgių, nėra tokio milžino kaip Pristas Loderdeilas. Tačiau treneris Šaronas Drukeris, kuris dabar ką tik buvo jūsų ekranuose, turi subūręs galbūt ne itin garsiais vardais pasižyminčią, tačiau labai kovingą ir vieningą ekipą. Ir Jeruzalės komandos galimybių įrodymų galima laikyti ir tai, jog aštuntfinalyje jie namuose 10 taškų skirtumų įveikė Sopoto Trefl komandą, išvykoje pralaimėjo tik tai 4 taškais ir pateko į antrąją etapą. Sopoto Trefl ekipa yra neblogai pažįstama Vilniaus Lietuvos Ryto komandai ir šios ekipos gerbėjams, tad galima susidaryti įspūdį, jog klubas, kuris įveikė Sopoto Trefl, yra labai rimtas varžovas, ypač savo arenoje. Savo arenoje tradiciškai Jeruzalės Hapoel komanda rungtyniauja labai sėkmingai, galbūt tik tai išimtimi galėtų būti pirmoji šio sezono pusė. Štai ir šeštadienį jie pralaimėjo rungtynės savo arenoje vienam iš Izraelio lygos outsiderių, pralaimėjo labai beviltiškai, buvo tiesiog sutriuškinti, jeigu nekalbėti apie rezultatą, nes galutinis skirtumas 7 taškų varžovų persvara naiptol neatspindi to tragiško Jeruzalės Hapoel žaidimo šeštadienį. Tačiau tai jau praeitis ir antradienis, šiandien antradienis ir šiandien galima išvysti visai kitą Hapoel komandą, nes norėtų tikėti, jog pamatysime ją tokią, kuri visai nesenai prieš keletą savaičių tiesiog sutriuškino Tel Avivo Maccabi klubą. Tuo tarsi patvirtindama, jog ne veltui yra vadinama antrąja Izraelio ekipa. Ir štai paskutinėsios minutės prieš prasidedančiams rungtynėms dar kartą startiniai penketai. Na, Jeruzalės Hapoel komanda taip pat turi minusų, gana nemažas minusas yra tai, jog jie beveik neturi ilgo atsarginių žaidėjų suolelio. Iš esmės, treneris Šaronas Drukeris yra priverstas remtis 5 krepšininkais, 6 ir 7 žaidėjai jau tokio svarbaus vaidmens nevaidina, jie ir rungtyniauja daug mažiau negu startinio penketo žaidėjai. Jeigu kalbėti apie pelnomus taškus, tai šis ratas dar susiaurėja. Taškus iš principo Jeruzalės komandoje renka tik tai 4 krepšininkai. Vilis Solomonas, kuris pelno po 24,5, Tundži Avodžobi, kuris įmeta beveik 19 ir po 13 taškų metantis Kelly McCarthy bei Doronas Šeferis. 2 amerikiečiai Jeruzalės Hapoel komandoje, tai Vilis Solomonas ir
Kelly McCarthy. Pastarasis beje atvyko į komandą jau sezonui įsibėgėjus, sužaidė ULEP taurės varžybose tik tai 4 rungtynės, tačiau iškart pateko tarp Jeruzalės Hapoel klubo lyderių ir šiandien jam taip pat turės skirti nemažą dėmesį Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Ir štai rungtynių arbitrai Stelijos Kaukelekidis iš Graikijos, Spiros Gondas iš Graikijos ir Turkijos atstovas Resepas Ankarali. Būtent šie teisėjai šiandien dirbs pirmajame ketvirtfinalio mače. Vilniaus Lietuvos Rytas prieš Jeruzalės Hapoel. Na, turi daug senų sąskaitų apskritai. Pastaraisiais sezonais labai dažnai tenka žaisti tarpusavį šiems dviems klubams. Per pastaruosius 3 metų jie buvo susitikę jau 6 kartus ir įdomiausia, kad kol kas abi komandos turi po 3 pergalės. Tiesa, tų pergalių reikšmė buvo ne vienoda, vienos svarbesnės, kitos netokios svarbios ir paskutinieji, jeigu taip galima pasakyti, juokėsi Jeruzalės Hapoel komandos žaidėjai, kurie 2002 metais Saportos taurės varžybų ketvirtfinalyje pralaimėjo štai šioje Malka arenoje 2 taškais. Sugebėjo namuose išvykoje atsirevanšuoti, įveikdami Vilniuje Lietuvos Rytą net 10 taškų skirtumų ir to pilnai pakako, kad pratęstų kovą toliau dėl Saportos taurės varžybų. Dėl Saportos taurės būtent Jeruzalės Hapoel klubas ir ne veltui būtent tas sezonas ir būtent ta pergalė prieš Lietuvos Rytą yra įvardyjama kaip didžiausias Jeruzalės Hapoel komandos laimėjimas per visą šios komandos tarptautinių varžybų istoriją. Norėtųsi tikėti, jog Vilniaus komanda nebeleis pasikartoti panašiam laimėjimui, tačiau kaip klostysis įvykiai aikštėje, iš tikrųjų mes netrukus pamatysime. Pirmasis kėlinys netrukus prasidės, jau pasiruošęs pradėti šią dvikovą Dikei Simkinsas, prieš tai dar patikrinęs kamuolį, su kuriuo šiandien bus žaidžiama. Na, 3 žaidėjai dar turėtų prisiminti tą Saportos taurės varžybų dvikovą, tiek tos rungtynės Vilniuje, tiek ir galbūt sėkmingesnė dvikova čia Malka arenoje. Ramūnas Šiškauskas vienas iš jų, tuomet kartu su juo aikštėje buvo ir čia beje Jeruzalėje labai sėkmingai sužaidė Robertas Jevtokas, pelnęs 20 taškų. Ir dar komandos sąrašuose buvo, tačiau aikštėje rungtynių metu nepasirodė Andrius Šležas. Kol kas jisai sėdintas sarginių žaidėjų suolelio ir šiandien prieš keletą dienų gavo tokią keistą, tačiau labai skausmingą traumą Andrius Šležas ir, kaip sakė Kęstutis Kemzūras, situacija yra tokia, jeigu reikės, Andrius Šležas pasirodys aikštėje, tačiau nuo rungtynių pradžios jo į aikštę treneris leisti nesiryžo. Taigi štai šie 3 žaidėjai jau buvo susidūrę su Jeruzalės Hapoel komanda, pažįsta šią areną ir Dikei Simkinsas dabar pradedantis šią dvikovą Vilniaus komandos starto penkitai. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę ir žaidė tarptautinės rungtynės praėjusiais metais dar atstovaudamas Kazanės Unix klubui. Taigi didelių siurprizų štai ši arena neturėtų žadėti svarbiausiams Vilniaus komandos krepšininkams. Ir pirmasis kėlinys. Ginčas, dėl kurio kovoja Robertas Jevtokas ir Kelly McCarthy. Ir pirmąjį ginčą laimi aikštės šeimininkai. Ypatingai svarbios pirmosios 5 minutės. Vilniaus komandai reikėtų pasistengti neleisti varžovams iš karto pasijausti iš tiesų kaip namuose ir svarbiausia, kad to nepajaustų žiūrovai. Prisimenant tas dvikovas prieš porą ar 3 metų, tuomet būtent sėkmingas Vilniaus komandos žaidimas per pirmąjį kėlinį iš dalies eliminuodavo triukšmingosius Jeruzalės Hapoel komandos aistruolius. Pirmoji sėkminga Jeruzalės klubo ataka ir su kamuoliu dabar jau Robertas Jevtokas, Simas Jasaitis taip pat buvo sužaidęs šiek tiek koją, pasitempė čiurną, tačiau lyg ir viskas gerai, gali žaisti Simas Jasaitis, o ant galinės linijos dabar traukdamas kamuolį užmina krepšininkas iš Nigerijos Tunji Avodžobi. Ramūnas Šiškauskas, metimas iš 3 taškų zonos, netaiklus ir dar kartą mina ant galinės linijos Kelly, tai yra Vilis Solomonas, antrą kartą iš eilės. Štai taip galima sakyti, šypteli fortūna Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkams, 2 metimai buvo netaiklus ir dabar 3 galimybė. Nepilna minutė sužaista šiame kėlinyje. Ramūnas Šiškauskas veržiasi po krepšiu ir pražanga. Pirmoji pražanga, neturėdamas kitos išeities, jau kerta per rankas Ramūnui Šiškauskui, jį paleidęs po krepšiu Kelly McCarthy. Vėlgi, toks aktyvus Šiškausko žaidimas nuo pirmųjų minučių yra toks dalykas, kuris nepaprastai naudingas Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. Kuo daugiau dirbs prie savojo krepšio, kuo aktyviau priversti bus gintis Jeruzalės Hapoel komandos starto penketo krepšininkai, tuo mažiau jėgų jiems liks
pridaryti daugiau nemalonumų Vilniaus komandai jau priešingoje aikštės pusėje. Taigi viskas tarpusavyje susiję ir Ramūnas Šiškauskas pataiko vieną baudos metimą, pelnydamas pirmąjį tašką savo komandai šios dienos rungtynėse. Aktyvi gynyba. Vilis Solomonas prieš jį. Simas Jasaitis. Ir netaiklus metimas, tačiau ima kamuolį Tundžia Vodžobi ir dabar jau antrąjį šansą gauna Jeruzalės Hapoel komanda ir kaip blokuoja metimą Robertas Jeftokas. Fantastiškas Roberto Jeftoko blokas ir Vilniaus komanda išsigelbsti, apsigindama nuo labai pavojingo varžovų reido. Jeftokas blokuoja metimą, nepažeisdamas taisyklių, nors padaryti tai toje situacijoje, kurią matėme, tikrai nebuvo labai lengva. Ramūnas Šiškauskas vėl prašo, kad atlaisvintų jam erdvę Robertas Jeftokas. Šiškauskas atitraukia nuo savęs klaidinančio judesio varžovą ir taiklus metimas. Viskas paprasta ir aišku, Vilniaus komandos lyderis, rezultatyviausias beje žaidėjas aštuntfinalio serijoje su Akademijų komanda. Ramūnas Šiškauskas šiandien pelno trečiąjį tašką. Kol kas jis yra visų tų 3 taškų autorius. Ir taiklus savo Vodžobi metimas. Pavėlavo dabar ir labai pasyvokai gynėsi Dikei Simkinsas ir vienas iš rezultatyviausių Jeruzalės Hapoel komandos žaidėjų iš karto pasinaudoja. Klaida perdodant kamuolį, skuba į savo aikštės pusę vilniečiai. Vilis Solomonas, taiklus metimas ir varžovai jau priekyje. Pirmieji varžovų lyderio taškai. Vilis Solomonas, beveik 25 taškai. Toks šio krepšininko vidurkis. Na, aišku, turbūt naivu būtų ir nerealu tikėtis, jog Vilniaus komanda šiandien visiškai uždengs varžovų lyderį, tačiau svarbiausia yra, aišku, bent kiek įmanoma labiau apriboti jo veiksmus prie Vilniaus komandos krepšio. Ir sužingsniuoja, atrodo, Dikei Simkinsas. Labai sunkiai keliasi nuo grindų Vilniaus komandos krepšininkas. Čia tenka grįžti prie savojo krepšio. 6-3. Štai šis epizodas. Iškliūna už parvirtusio varžovo Dikei Simkinsas ir kamuolys atitenka aikštės šeimininkams, kurie dar ir pirmauja 6-3 sužaidus nepilnas 3 minutės. Pirmajame šių rungtynių kėlinyje. Doronas Šeferis, buvęs Izraelio rinktinės narys, 31 metų gynėjas. Ir Tundžia Vodžobi prieš Dikei Simkinsą. Dar vienas metimas. Ir pavyksta dabar apsiginti Dikei Simkinsui, tačiau nepavyksta išvengti pražangos. Štai, tas kepštelėjimas ranka dar prieš varžovui pašokant į orą ir 2 baudos metimai. Dviejų metrų 1 centimetrų ūgio krepšininkas, lyg ir ne pats aukščiausias žaidėjas, tačiau atletiškas, fiziškai labai stiprus krašto puolėjas ir, kaip jau matėme, galintis kovoti dėl atšokusių kamuolių net ir su daug už save aukštesniais krepšininkais. Netaiklus antrasis baudos metimas, atkovoja kamuolį Robertas Jeftokas, taigi 7-3 ir Aronas Lukasas, gražus perdavimas ir dar viena pražanga. Tik tai taip sustabdo dabar Simą Jasaitį varžovai. Pirmoji pražanga, jeigu neklystu, Tundži Vodžobi. Štai šis Arono Lukaso perdavimas. Ir viskas būtų pasibaigę labai efektinga ataka, o štai baudos metimus Vilniaus krepšininkai šiandien meta kol kas. Bent jau kol kas neįtin taikliai. Taikliai vieną metimą prametė Ramūnas Šiškauskas. Dabar jau pirmąjį baudos metimą pro šalį metė ir Simas Jasaitis. Taiklus antrasis metimas. 7-4 priekyje Jeruzalės Hapoel komanda. Pirmasis Simo Jasaičio taškas. Ir su kamuoliu vėl Doronas Šeferis. Perdavimas Tundžia Vodžobi. Šeferis. Ir dar vienas taiklus metimas. Doronas Šeferis didina skirtumą iki 9. Tai yra iki 5 taškų ir 5 numeriui skiriama asmeninė pražanga. Vilis Solomonas dar Vilniaus komandai grąžinant kamuolį į aikštę suspėjo sugriebti vienam iš vilniečių už rankos ir užsidirbo asmeninę pražangą. Tai yra, jeigu neklystu, 3 asmeninė pražanga Jeruzalės komandai pirmajame kėlinyje. Simas Jasaitis, netaiklus metimas. Atkovoja kamuolį Robertas Jeftokas ir dar viena galimybė Vilniaus klubui. Ramūnas Šiškauskas.
Meta iš 3 taškų zonos ir pataiko Ramūnas Šiškauskas, pelnydamas jau 6-ąjį tašką. Vilniaus komandos lyderis šiandien nuo pat pirmųjų rungtynių akimirkų ima traukti savo komandą, dabar mažindamas skirtumą iki minimumo. Tai iki 2 taškų, 7-9. Vilis Salamonas. Ido Kozikaro, dar vienas Izraelio rinktinės narys. Salamonas užmina ant 2 taškų linijos, tačiau pataiko, 3 taškų linijos, tačiau pataiko Vilis Salamonas ir 4-asis šio rezultatyviausio varžovų krepšininko taškas šios zonos rungtynėse. Aronas Lukasas. 2 prieš 2 bandymas sužaisti 2 prieš 2 nepavyksta, o po to jau labai rizikingas perdavimas, kurį be didesnio vargo perima Jeruzalės Hapoel komandos gynyba. 11-7. Ir netaiklus metimas, tačiau atkovoja kamuolį Ido Kozikaro ir čia pat klysta varžovai. Kamuolys atitenka Vilniaus Lietuvos Rytui. Beveik įpusėjo pirmasis šių rungtynių kėlinys. Vilniaus komanda atsilieka, tačiau netrodo, jog būtų sutrikę pirmosiamis šių rungtynių minutėmis. Galbūt kiek trūksta daugiau dar krepšininkų, kurie be Šiškausko galėtų imtis iniciatyvos, tačiau matyt, po truputį įsibėgėjant rungtynėms atsiras ir kitų rezultatyvių žaidėjų. Dikej Simkinsas perdavimas po krepšio, galingas dėjimas iš viršaus. Robertas Jevtokas akimirksniu nutildo visą Malcha areną ir čia susirinkusius tuos beveik 3, kol kas matyt beveik 3000 žiūrovų, mažindamas skirtumą iki 2, 9-11. Vilis Salamonas vėl prieš Simą Jasaitį. Ir pražanga Simo Jasaičiui, tai bus tik tai antroji komandinė pražanga Vilniaus ekipai šiame kėlinyje. Kol kas ginasi Vilniaus krepšininkai pakankamai tvarkingai. Grąžins kamuolį į aikštę Jeruzalės Hapoel krepšininkai. Ir štai nuo pat pirmųjų akimirkų iškart Vilis Salamonas patenka į Simo Jasaičio gynybinius gniaužtus. Keli Makartį, sudėtingas metimas, tačiau pasiekia tikslą. Dar viena varžovų ataka. Keli Makartį pelno savo komandai pirmosius 2 taškus ir vėl didina skirtumą iki 4. Kęstutis Kemzūra netrukus įleis į aikštę ir Milaną Golevičių. Tuo tarpu Robertas Jevtokas renka dar vieną kamuolį po varžovų krepšių. Simas Jasaitis iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas. Aronas Lukasas atkovoja kamuolį ir pagaliau jį sugriebė Simas Jasaitis. Taigi dar vienas šansas. Aronas Lukasas. Pro galinę liniją. Galima žaisti toliau. Šiškauskas su kamuoliu. Iš 3 taškų zonos Šiškauskas. Metimas netaiklus ir pavyksta atkovoti kamuolį dabar jau Jeruzalės Hapoel ekipai. Vilis Salamonas suspėjo sugrįžti ir Simas Jasaitis ir Lukasas vagia kamuolį iš varžovų, užtverdamas kelią šiam perdavimui. Dikej Simkinsas. Galima žaisti toliau, perdavimas Robertui Jeftokui, 2 taškai. Viskas pagal taisyklės, galima tęsti dvikovą, nepaisant to, jog labai gražiai nukrito Ido Kozikaro. Teisėjų šį kartą įtikinti nepavyko. 11-13 Vilniaus komanda atsilieka 2 taškais. Likus žaisti 3 minutės ir 30 sekundžių. Pirmasis su Lepturės ketvirtfinalio mačas. Dar vienas taiklus savo džobui metimas ir kol kas jis pranoksta Dikej Simkinsą. Žaisdamas rezultatyviau ir svarbiausia aktyviau. Aronas Lukasas. Dešimt sekundžių atakai. Simas Jasaitis. Aronas Lukasas. Ir labai jau sudėtingas priverstinis metimas baigiantis atakai skirtam laikui. Lieka 3 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Jeruzalės komandai pavyksta išsaugoti tą 4 taškų persvarą. Kol kas tai didžiausias pranašumas, kurį turėjo Hapoel ekipa. Doranas Šeferis. 1 prieš 1. Su Simo Jasaičiui baudos aikštelę atmeta kamuolį ramiai stovinčiam savo komandos draugui, o Ido Kozikaro metimas netaiklus. Atrodo vėl grąžino ant savo atsarginių žaidėjų suolelio Milaną Goljevičių Kęstutis Kemzūra. Todėl ir toliau dvikova tęsia startinis Vilniaus Lietuvos Ryto komandos penketas. Šiškauskas. Pataiso jo metimą Robertas Jevtokas ir vėl mažėja skirtumas iki 2 taškų. 13-15. Priekyje Jeruzalės Hapoel komanda, likus žaisti 2 minutės ir 5 sekundės pirmajame šių rungtynių kėlinyje. Doranas Šeferis, drąsus reidas ir nepavyksta net ir Robertui Jeftokui pasiekti šio kamuolio žaidėjui, kuris blokuoja bene daugiausiai metimų visose Lepturės varžybose. O žaisti 2 minutės ir 3 sekundės pirmajame kėlinyje ir
Baigėsi minutės pertraukėlė, po kurios aikštėje naujas žaidėjas Vilniaus komandoje Povilas Čiukinas pakeitęs Dikei Simkinsą. Galbūt ne visai patiko taip, kaip gan pasyviai, ypač gynėsi Dikei Simkinsas ir pralaimėjo tas kelias mikrodvikovas su Tundži Avodžobi. Dikei Simkinsas pirmajame kėlinyje prieš paskutinę pirmojo ketvirčio minutę. Aronas Lukasas. Milanas Golievičius, Robertas Jevtokas, atakai lieka 4 sekundės, Robertas Jevtokas. Gražus metimas kabliu ir Robertas Jevtokas tampa rezultatyviausių krepšininkų Vilniaus ekipai 100% taiklumu. Sumetęs visus 4 dvitaškius, jis jau pelnė 8 taškus Vilniaus Lietuvos Rytui ir dabar vilniečiai atsilieka tik tai 2 taškais. Ir čia pat vėl didina skirtumą Vilis Solomonas, kuris taip pat sparčiai renka taškus. Jau 6 pelnė Vilniaus ekipa. Netaiklus Arono Lukaso metimas, tačiau atrodo dar prieš tai sustabdė rungtynių laikrodį šios dvikovos teisėjai. Taip, kamuolys užgrąžintas vilniečiams ir jie pradės ataką iš naujo. 19-15, pats populiariausias skirtumas šios dienos rungtynėse, 4 taškai. Aronas Lukasas. 12 sekundžių lieka atakai. Milanas Golievičius, Ramūnas Šiškauskas, prieš jį kėlė Makartį. Šiškauskas vėl lengvai suklaidino savo varžovą ir vėl šaltakraujiškai pelno 2 taškus Ramūnas Šiškauskas. Puikus pirmasis kėlinys tiek Šiškauskui, tiek ir Jevtokui. Abu jau pelnė po 8 taškus ir sumetė 16 kartų iš 17 visų Vilniaus ekipos pelnytų taškų. 45 sekundės iki kėlinio pabaigos. Robertas Jevtokas pavyksta sustabdyti jam varžovą, uždengti Tundži Avodžobi metimą ir dabar jau šansas Vilniaus komandai. Golievičius iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas ir kamuolys atitenka Hapoel ekipai. Pirmąjį savo 3 taškį prameta Milanas Golievičius. 30 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Doronas Šeferis. Perdavimas Makartį, prieš Makartį Golievičius. Makartį vikresnis, šoklesnis ir greitesnis. Ir logiška šios mikrodvikovos pabaiga. 2 keli Makartį taškai. Vėl didinantis varžovų pranašumą iki 4. Aronas Lukasas nespėja net sugrįžti prie savojo krepšio ir atsisukti net į varžovų pusę. Jeruzalės AHPL komanda, o Aronas Lukasas vėl pjauna jų. Po Arono Lukaso rezultatyvios atakos vėl sumažino varžovų persvarą iki 2 taškų. 19-21. Taigi pirmasis kėlinys lygi kova. Galima sakyti taškas į tašką. Nors visą laiką pirmauja Jeruzalės AHPL komanda, tačiau ši persvara yra labai nedidelė ir Vilniaus komanda nuolat grasinasi ją išvis panaikinti. Prasižengia Aronas Lukasas užtvėręs kelią savo varžovui, nors pats to nelabai norėtų patikėti Aronas Lukasas. Štai tas galbūt ir buvo judesys dešinę koją, pristabdė šiek tiek Jeruzalės AHPL komandos krepšininką. Tai tik 3 komandinė pražanga Vilniaus ekipai, o iki kėlinio pabaigos lieka vos kelios sekundės. Keli Makartį veržiasi po krepšiu ir dar 2 taškai. Vis tik nepavyksta vėl sustabdyti Milanui Golievičiui Keli Makartį ir pastarojo metimas užbaigia kėlinį. Kėlinį užbaigia sėkmingiau Jeruzalės AHPL ekipai, kuri vėl atstato 4 taškų pranašumą. Legionierius iš Nigerijos. 6 taškų skirtumas. Rezultatyviausiai Vilniaus komandoje žaidžia po 8 taškus įmetę Šiškauskas ir Jevtokas. Tačiau be jų kol kas neatsiranda krepšininkų galinčių rungtyniauti aktyviau. Dabar puldamas krepšį prasižengia Dikei Simkinsas. Ir priverstas yra grįžti prie savojo krepšio jau antrąją pražangą gavęs Dikei Simkinsas ir keitimas Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje. Vietoj Dikei Simkinso aikštėje Robertas Jevtokas. Kamuolį į aikštę grąžina Jeruzalės AHPL komanda. Doronas Šeferis. Vilis Solomonas, prieš jį Ramūnas Šiškauskas. Ir sudėtinga užduotis Milanui Golievičiui. Uždengti Keli Makartį. Dar 2 taškai, nespėja net šoktelti į viršų Robertas Jevtokas ir dar 2 taškais baudžia Vilniaus komanda Jeruzalės AHPL ekipa, kuri pradėjo kėlinį. Šį kėlinį labai sėkmingai ir labai rezultatyviai. Dar viena Vilniaus krepšininkų klaida, atrodo sutrikęs kol kas Povilas Čiukinas, nepagauna jau antrojo Arono Lukaso jam skirto kamulio. 6 kartus jau pametė kamuolius Vilniaus Lietuvos Rytas. Ir štai užteko tik tai porą atakų rezultatyviai užbaigti AHPL komandai ir iškart dvigubėja triukšmas ir garso lygis
šioje Jeruzalės HPL komandos arenoje. 8 taškų skirtumas. Ir vėl pralaimėta kova dėl atšokusio kamuolio. Varžovai žaidžia agresyviau, kiečiau Vilniaus komandos baudos aikštelėje. Ir vėl grąžina kamuolį savo komandos draugui Vilis Salomonas. Dabar jau nuo Vilis Salomono ir nuo Milano Golievičiaus kojos kamuolys palieka aikštę. Sužaista beveik 2 minutės. Ir tos 2 minutės, pirmosios antrojo kėlinio minutės, kol kas labai nesėkmingos Vilniaus Lietuvos Rytui. 0-4. Ir jau keletas klaidų. Ir vėl su kamuoliu Doronas Šeferis. Meta iš 3 taškų zonos ir pataiko Doronas Šeferis. Vilniaus komanda turi rimtų problemų prie savojo krepšio. 30-19, 7-0. Puikiai pradžia, tiesa, čia pat prasižengia. Puikiai kėlinio pradžia HPL komandai. Čia pat Doronas Šeferis ir prasižengia. Keitimas Vilniaus Lietuvos Ryto ekipoje vietoj Ramūno Šiškausko į aikštę įeina Simas Jasaitis ir Vilniaus komanda dabar netenka vieno iš naudingiausių ir aktyviausių savo žaidėjų kol kas šios dienos rungtynėse. Aronas Lukasas. Robertas Jevtokas prieš jį Tundžia Avadžobi. Ir vėl ilgokai kamuolys tiesiog būna Arono Lukaso rankose ir dar viena pražanga. Kelly McCarthy prasižengia antrąjį kartą. Keitimas HPL komandoje aikštėje pasirodo Moshe Mizrachis, 2 cm ūgio, 23 metų krepšininkas. O Kelly McCarthy sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vilniaus komanda tuo tarpu labai sunkiai išmeta kamuolį iš užgalinės linijos. Ir dar viena pražanga, sugriebė už rankos Moshe Mizrachis Milaną Golievičių. Tai jeigu neklystu, jau trečioji pražanga šiame kėlinyje HPL komandai. Ir Milanas Golievičius iš 3 taškų zonos ir vėl netaikliai. 19-30. Minus 11 taškų. Ir kol kas nė vieno taško šiame kėlinyje nepavyko pelnyti Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. Vilis Salomonas. Prieš jį Simas Jasaitis. Salomonas. Perdavimas Tundžia Avadžobi ir pastarasis pelno dar 2 taškus, bei priverčia prasižengti savo varžovam. Dar stos ir prie baudų metimo linijos Tundžia Avadžobi. 2 taškai įskaityti ir vienas papildomas šansas dar labiau padidinti skirtumą. Tarsi sustoja antrajame kėlinyje Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai ir visas tas pirmasis šio kėlinio minutės aikštėje dominuoja ir sąlygas diktuoja varžovams aikštės šeimininkai. Vienas iš aktyviausių žaidėjų Tundžia Avadžobi. 11 taškų jo sąskaitoje, 71% taiklumas. Ir dar vienas taiklus baudos metimas. Vilniaus komandos padėtis kuo toliau, tuo labiau komplikuojasi. Jeigu pirmajame ketvirtyje Vilniaus ekipa atsilaikė ir, galima sakyti, sėkmingai atsakė į visus varžovų mėginimus pabėgti, tai štai antrojo kėlinio pirmosios minutės klostosi kol kas itin nepalankiai svečiams. Moshe Mizrachis labai sparčiai renkasi pražangas, persistengdamas prie savojo krepšio ir minutės pertraukėlė. Dabar jau jos prašo Vilniaus Lietuvos Ryto komandos vyriausia. Vilniaus ekipa ką tik privertė 4. kartą šiame kėlinyje prasižengti aikštės šeimininkus ir Aronas Lukasas grąžina kamuolį iš užgalinės linijos. Ramūnas Šiškauskas vėl grįžta į aikštę Vilniaus komandos lyderis. Be jo, kol kas Vilniaus ekipo žaidimas ir puolant atrodo labai neefektyvus. Robertas Jevtokas gauna kamuolį po krepšiu ir kerta jam per rankas Doronas Šeferis. Nenori su to sutikti Doronas Šeferis, tačiau Robertas Jevtokas stos prie baudų metimo linijos. Gražus buvo Šiškausko perdavimas, per Andriaus Šležo perdavimas, štai taip, labai tiksliai, tiesiai į rankas, tačiau nebesuspėjo jau išvengti varžovo pražangos Robertas Jevtokas. Dabar svarbiausia, aišku, sumesti baudos metimus. Ir po truputį pradėti vėl lipti į viršų. Pirmasis metimas taiklus, 20-33. Aikštėje pasirodė ir Andrius Šležas, kuris, kaip matote, žaidžia sutvarstytą kairiąją ranką.
Abu baudos metimus pataiko Robertas Jevtokas, 10-asis jo taškas, man atrodo, žino kažkokią paslaptį Robertas Jevtokas, kaip reikia žaisti šioje arenoje prieš Jeruzalės Hapoel ekipą. Prieš 2 metus jis buvo rezultatyviausias krepšininkas Vilniaus komandoje, pelnydamas 20 taškų, dabar jis jau per pirmasias 13 minučių pelnė 10. Ir Doronas Šeferis, jo metimas netaiklus, tačiau atkovoja kamuolį Ido Kozikaro. Ir dar viena galimybė aikštės šeimininkam. Pernelyg jau daug tų antrųjų šansų šiandien suteikia savo varžovams Vilniaus Lietuvos Rytas. Na, dabar jau nepavyksta pelnyti taškų Vilis Salamonui. Ir Aronas Lukasas pereina į varžovų aikštės pusę. 1-1 po krepšiu ir 2 taškai. Labai greiti, 2 reikalingi taškai. 22-33. 4 iš eilės dabar taškus pelno Vilniaus Lietuvos Rytas ir kiek sumažina skirtumą iki 10 taškų. 23-33 likus žaisti 6 minutės iki didžiosios pertraukos. Vilniaus komandos aikštės gynyba. Ir Andrius Šležas prasižengia. Vis tik pavyko atiduoti kamuolį Tundži Avadžabi savo komandos draugui Ido Kozikaro. Ir pirmoji pražanga Andriui Šležui. Iškart 2 krepšininkai keičiasi Hapoel ekipoje. Vietoj Kozikaro aikštėje Kelly McCarthy. Vietoj Dorono Šeferio 13 numeris Erezas Katsas. Kaip jau minėjau, neturi labai daug laisvės manevrams, žaidėjų sudėtimi ir įvairiais penketukais varžovų treneris Šaronas Drukeris, tačiau tie žaidėjai, kurie žaidžia, tie pagrindiniai krepšininkai, labai dažnai gali ir vieni ištraukti visas rungtynes. Ne veltui rungtyniauja beveik po 35-36 minutės pagrindiniai lyderiai ir ne veltui jie yra ir vieni iš naudingiausių ir rezultatyviausių komandos žaidėjai. Aronas Lukasas, Andrius Šležas, Robertas Jevtokas. Šiškauskas prieš jį, 2 pražangas turintis Mošė Mizrahi. Šiškauskas, perdavimas Šiškauskui ir graži ataka, 2 taškai. Taip, dar vienas sėkmingas Vilniaus Lietuvos Ryto komandos bandymas sutriuškinti varžovų gynybą ir praleidęs iš eilės 6 taškus į savo, kuriuo jie pradėjo antrąjį kėlinį. Dabargi 3 iš eilės sėkmingos Vilniaus komandos atakos, 2 Roberto Jevtoko baudos metimai ir 2 taiklus dvitaškiai. Ir Vilniaus komanda dabar atsilieka jau tik 8 taškais, palyginus su tais -14. Tai jau tam tikras progresas Tundži Avadžabi. Vėl nepavyksta įdėti kamuolio į krepšį Tundži Avadžabi ir nusivylimo atodūsis nuvilnija Malcha arenos tribūnomis. Ir koja pats besiverždamas kamuolį liečia Aronas Lukasas. Ir dar viena šio žaidėjo klaida. Vėl atimanti kamuolį iš svečių. Mažiau nei 5 minutės lieka žaisti iki didžiosios pertraukos. Ir Šiškauskas priverčia aktyviai dirbti nuo pirmųjų aikštės metrų Vilį Salamoną. Netaiklus metimas ir vėl Avadžabi ima kamuolį, tačiau ilgai jau nesidžiaugia, išmuštas kamuolys jam iš rankų. Lukasas prie varžovų tritaškio linijos, 1-1. Luktelėjo Aronas Lukasas, tačiau kamuolį išsaugo Šiškauskas. Perdavimas Robertui Jevtokui. Jevtokas 1-1. Ir dabar jau netaiklus metimas, o po to jau dvikova dėl atšokusio kamuolio užtikrintai laimi Tundži Avadžabi. Ir vėl neskubi, ramiai Jeruzalės komandos ataka bando primesti štai tokį žaidimo stilių Jeruzalės krepšininkai, puikiai suprasdami, jog vilniečiai galbūt turi daugiau, didesnius jėgų išteklius. Tačiau norint pasiūlyti varžovus greitą tempą, reikia apsiginti. Taip kaip dabar ir padarė Vilniaus Lietuvos Rytas, atėmęs kamuolį savo baudos aikštelėje, o po to jau viską lemia puikiai Arono Lukaso kamuolio valdymo technika ir žaibiškas šio krepšininko greitis. 33-27, 8-0. Laimima dabar jau ši atkarpa, 3 minutės 35 sekundės iki kėlinio pabaigos ir aikštės gynyba atrodo tampa labai sudėtinga ir sunkiai įkandama problema Hapoel komandai, kurios visi bandymai pelnyti taškus nuo tos akimirkos, kai Vilniaus komanda pradėjo gintis aikštę, buvo nesėkmingi. Kelly McCarthy pabėga. Ir dar 2 taškus pelno Kelly McCarthy. Ir dar pražanga užsidirba Aronas Lukasas ir dar stos prie baudų metimo linijos Vilniaus Lietuvos Ryto komandos varžovas. Na,
Viena iš tokių pražangų, kuomet šiaip jau reiktų turbūt apsispręsti iš karto. Arba iš vis nebauduoti varžovą, arba jau bauduoti taip, kad pastarajam neliktų jokių vilčių pelnyti taškus. Dabargi pats blogiausias variantas Vilniaus Lietuvos Rytui. Greita kontrataka pasibaigusi taikliu dvitaškiu ir dar vienas baudos metimas. Grįžta į aikštę Ido Kozikaro. Štai taip trumpos tos poilsio akimirkos, kurias gali suteikti savo lyderiams Šaronas Drukeris. Ir Kelly McCarthy prie baudų metimo linijos. Po ilgesnės pertraukos pavyko pelnyti taškus Hapoel komandai. Dabar dar ir baudos metimą pataikęs Kelly McCarthy vėl didina skirtumą iki 9. 36-27. Mindaugas Lukauskis pasirodo aikštėje pakeisdamas Aroną Lukasą, kuris rungtyniavo aktyviai, rezultatyviai, tačiau neišvengė ir dalies klaidų. Ir Mindaugas Lukauskis, labai reikalingas tritaškis metimas. Šaltakraujiškas šio krepšininko debiutas ketvirtfinalio ULEP Taurės ketvirtfinalio varžybų etape. Vos keletą sekundžių prabuvęs aikštėje, iškart pirmuosius taškus pelno Mindaugas Lukauskis. Dabar bando atsakyti to pačiu Drukeris. To padaryti nepavyksta. Tai yra Doronas Šeferis, to padaryti nepavyksta ir Šarono Drukerio auklėtiniai priversti yra grįžti į gynybą. Kaip gintis rodo dabar savo komandos žaidėjams Šaronas Drukeris. 30-36, 2 minutės 45 sekundės. Vilniaus komanda per pastarąsias keletą minučių sugebėjo perimti iniciatyvą, kuomet varžovai jau atrodo buvo nutolę ir nutolę labai pavojingai. Iš 3 taškų zonos netaiklus metimas. Andrius Šležas bandė dar kovoti dėl kamuolio, tačiau ši dvikova baigėsi patyrusio Dorono Šeferio pergalę. Ir toliau labai nekrenta šiandien Simui Jasaičiui, prametusiam visus 3 tritaškius metimus ir visus 3 dvitaškius. Ir matyt, veikiausiai būtent jį pakeis netrukus į aikštę grįžintis Milanas Golievičius. O štai dabar Robertas Jevtokas prasižengia, suklaidintas varžovo apgaulingų judesių, pakyla anksčiau už savo priešininką ir po to jau pažeidžia taisyklės Robertas Jevtokas. Iškart 2 keitimai Vilniaus ekipoje, į aikštę įeina Simkinsas ir Golievičius, o keičia jie taip, Jasaitį ir Robertą Jevtoką. Robertas Jevtokas prasižengia kol kas tik tai pirmą kartą. Pataiko pirmąjį baudos metimą Ido Kozikaro. 37-30. Ramūnui Šiškauskui jis turėtų būti neblogai pažįstamas, kadangi jis žaidė Izraelio rinktinėje ir su Ramūnu Šiškausku buvo susidūręs akis į akį Europos čempionate Švedijoje grupės varžybose. 2 baudos metimus pataiko Ido Kozikaro, tai yra 4. jo taškas, o Mindaugas Lukauskis vėl drąsiai iki pat varžovų krepšio ir puikus šio žaidėjo pasirodymas. 32-38 tampa atrodo vienu iš tokių didesnių siurprizų Mindaugas Lukauskis varžovams. Doronas Šeferis galbūt tikėjosi, jo gaus poilsio minučių, kuomet pats įsėdo ant atsarginių žaidėjų suolelio Aronas Lukasas. Nieko panašaus, priverstas bus dirbti dar sunkiau Doronas Šeferis. Ir štai kaip gudriai dabar sužaidžia Ido Kozikaro, nematydamas, galbūt tiesiog jausdamas, jog jam už nugaros stovi Dikiai Simkinsas. Tiesiog paskutinę akimirką išgelbsti kamuolį savo ekipai. Grįžta į aikštę Aronas Lukasas, jis keičia Ramūną Šiškauską, nuo vietoje Rezo Katso vėl Šaronas Drukeris grąžina į aikštę savo lyderį Vilį Solomoną, kuris šiandien kol kas yra pelnęs 6 taškus. Rezultatyviau už jį žaidžia ir Avodžobi, ir McCarthy, ir Doronas Šeferis. Nepavyksta paprasčiausiai išmesti kamuolio iš užgalinės linijos varžovams ir pagal prarastus kamuolius Hapoel klubas po truputį jau vejasi Vilniaus ekipos. Svarbiausia, jog Vilniaus komanda vejasi Jeruzalės krepšininkus pagal pelnytus taškus. Vos 6 taškų skirtumas. Ir vėl klaida. Tai taip vėl niekais paverstas visas tas darbas, kurį Vilniaus krepšininkai atliko prie savojo krepšio, savo baudos aikštelėje. Neužtikrintas perdavimas ir vėl galimybė aikštės šeimininkams. Minutė 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos ir prasižengia dabar jau Mindaugas Lukauskis. Labai arti dengęs Doroną Šeferį ir nesuspėja sureaguoti į šio krepšininko prasiveržimą pro galinę liniją. Taigi 2 baudos metimai. Prie baudų metimo linijos Doronas Šeferis. Vienas iš patikimesnių baudų metikų Hapoel klube. ULEP Taurės varžybose jis metė 28 baudas, pataikė 22. Taigi šansai išvysti netaiklų baudos metimą neįtin dideli, tačiau visko pasitaiko. Šiaip ir taip 6 baudas jau prametė Doronas Šeferis.
Pirmasis baudos metimas taiklus. 39-32. O štai antroji bauda skrieja pro šalį ir atkovoja kamuolį Mindaugas Lukauskis. 7 taškų skirtumas. 32-39. Netrukus prasidės paskutinė antrojo kėlinio minutė. Šležas perdavimas Dikei Simkinsui. Simkinsas vėl nepagauna kamuolio. Ir vėl jis atitenka varžovams. Ir čia pat prasižengia Mindaugas Lukauskis. Simkinsas atrodo šiandien niekaip negali priprasti prie tų greičių, kuriais šiandien reikia žaisti. Vėluoja ir gindamasis. Labai prastai rungtyniauja ir puldamas varžovų krepšį. Ir Doronas Šeferis vėl prie baudų metimo linijos. Galimybė dar 2 baudų metimais padidinti skirtumą. Ir vėl pirmasis taiklus. Šeferis pelno savo komandai 9-ąjį tašką. Ir antroji bauda taip pat pasiekė tikslo. Keitimas Hapoel klube. Vietoj Šeferio aikštėje Rezas Katsas. O skirtumas padidėja iki 9 taškų. 41-32. Paskutinė šio kėlinio minutė. Ir pražanga Ido Kozikaro. Dabar jau Andrius Šležas tos prie baudų metimo linijos. Bando išnaudoti tas varžovų pražangas Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Pirmoji pražanga Ido Kozikaro. Ir Šeferis vėl aikštėje. 15 sekundžių atsipūtė. Ir čia pat jis keičia Erezą Katsą. O Andrius Šležas prie baudų metimo linijos. Ir Robertas Jevtokas vėl sodina ant atsarginių žaidėjų suolelio Dikei Simkinsą, kurio sąskaitoje šiandien 0 taškų. Vos 1 metimas. Andrius Šležas nepataiko pirmojo baudos metimo, patyręs Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkas. ...46 sekundės iki kėlinio pabaigos. Antrasis metimas taiklus. 33-41. 8 taškų skirtumas. Sėkmingai sužaidus tas likusias 40 sekundžių galima tikėtis ir geresnės antrojo kėlinio pabaigos. Užduotis numeris 1 – apsiginti nuo varžovų atakos. Ido Kozikaro prieš Andrius Šležas. Kozikaro. Netaiklus metimas, atkovoja kamuolį Vilniaus Lietuvos Rytas. Lukauskis, dar yra laiko. Andrius Šležas iš 3 taškų zonos. 3 taškai. Andrius Šležas